O dabar aš sveikinuosi su Karoliu Kaupiniu, režisieriumi, vienu iš kultūros protesto iniciatoriumi. Karoli, iš karto visų savo pašnekovų klausiu pirmo klausimo tokio. Kokį melą pastaruoju metu išgirsta tu norėtum labiausiai sudeginti ant laužo? Kad visa tai yra apie direktorę. Kad šitas dabartinis dalykas, kad tai yra tiesiog kažkas, kur mes norim patvarkyti, pagerinti darbo sąlygas ir vos tik tai atleisim direktorę, viskas susitvarkys. Visa tai yra apie kanalų uzurpavimą, apie jo pavertimą įrankių politinių. Tai man čia yra, atrodo, labai labai svarbus. Gerai, gal galėtum tada žiūrovui paaiškinti tavo manimu, kur yra ta uzurpavimo grėsmė arba tam tikri veiksmai, kur jau matosi ir galima numatyti tą būsimą uzurpavimą per įstatymo pataisas. Tai vakar Černiausko paviešintos pataisos, kurias ruošia dabar atrodo audito komitetas, ne? Skardžius turbūt už viso to stovi. Tai akivaizdžiai tas suteikimas mega galių tarybai ir iš pradžių deklaravus, kad čia reikia taupyti pinigus ir visą kitą, pasirodo dabar taryba turės dar ir savo biurą, ten dirb žmonės. Bus didelis pavaldus organas, toksai glavlitas, ne, kuris jau spręs dėl turinio. Tokiu būdu tame pačiame įstatyme yra tada siūlymai, kad, sakykime, negali dirbti žurnalistas, kuris dirba LRT, kitose institucijose, kitose žiniasklaidos priemonėse. Tai reiškia, žurnalistas, kuris dirba kažkur kitur, YouTube kanale, pavyzdžiui, ir gauna nemažus, dėl to gali susirinkti atlyginimą, jeigu jisai geras žurnalistas, jam iškeliama sąlyga, kad tu dirbsi tik tai LRT, pasirink, jeigu tu dirbsi LRT, reiškia, tavo atlyginimas bus toks, kokį pasiūlysim, geras ir principingas ir laisvas žurnalistas už tokį atlyginimą dirbti neis, eis neprincipingas ir silpnas žurnalistas, kuris bus paveikiamas politinės įtaikos ir nesakys to, ko nereikia sakyti ir sakys tai, ką reikia sakyti. Tai toksai nejuntamas, šliaužiamas, laida po laidos įmanomas užėmimas, kuris bus labai mažai jaučiamas. Mes tiesiog vieną dieną suprasim, o dar atsirado kažkokia laida, kuri dabar ir Žemaitaičio žodžiais kalba. Forumas liko, bet jisai, žiūrėk, nebekalba taip aštriai ir panašiai ir panašiai. Ir šitas va toksai palaipsninis nugesimas, dings antraštė iš LRT portalo apie tai, kad pasirodo, kad jokių 5,38 krašto apsaugai nebus. Atsiras, kai puikiai dirba krašto apsaugos ministras Kaunas, dings antraštė apie Fegdą, jos nebeliks. Ir taip po truputį dalykų, kurių nebėra. Į tai mes neatkreipiam dėmesio dažniausiai. Tai va šitas neliekantis tyrimas, neatsirandantis tyrimas, kuris galėtų atsirasti tyrimų skyrių ir taip toliau, yra pagrindinė socdemų intencija. Ne? Lygiai taip pat tai yra intencija ir prezidentūros, kad apie ją būtų šviesiau, bet manau, kad prezidentūra dar pagal savo, kaip čia pasakyti, matymą nori ir dar šiek tiek tokio ideologinio, kitokio LRT, gal dešinesnio, gal kultūriškai dešinesnio ideologinio. Kas tai galėtų būti? Kas tai yra kultūriškai dešinesnio? Ta prasme, mes matom, didžioji kova Jungtinėse valstijose yra dabar tarp kultūrinės dešinės ir kultūrinės kairės. Tai yra, kur nebemanoma, kad visuomeninėme kanale, aišku, valstijose to nėra, bet kai visuomeninėme kanale yra vietos ir tom pažiūrom, ir tom pažiūrom. Ką tarp kitko parodė Jurkino užsakyta ideologinio šališkumo auditas. Jie nieko nerado, neįmanoma buvo parodyti, kad LRT yra šališka ir dėl to tada šitą auditą užslaptino. Auditorį atleido, kurį nepasidavė spaudimui, kad padaryk, kad auditas būtų šališkas. Taip, kad Žemaitaičio rodo mažai. Taip, o kadangi auditoriai visi Lietuvoje vienas kitą pažįsta, po trečio konkurso nieko į darbą nebeįmanoma priimti, nes niekas nenori ten eiti dirbti. Tai lygiai taip pat atsitiks ir su kanalu, ir su žurnalistais. Ten nieks neis dirbti, kas norės dirbti laisvai, kas norės dirbti taip, kaip privalo dirbti žurnalistas. Nuliūdinti per daug įsismaginusius ir truputį palinksminti per daug, suteikti viltį per daug nuliūdusiam dėl politinės situacijos šalyje. Tai šitam darbui ten nebebus tiesiog vieto, bet tai vyks taip palaipsniui, po truputėlį. Dėl to, kai sako, jo, ten ateis Janutinė į kanalą, aišku, tai neįvyks per vieną dieną. Tai neįvyks taip staigiai, kad mes ten visi būtume šokiruoti ir tai yra dar pavojingiau. Bet tiesiog sakau, nebeliks tyrimo apie korupciją socdemų partijų, nebeliks tyrimo kokio nors, o gal yra kažkokios sąsajos tarp balionų, kontrabandos ir partijos. Gal reikia ištirti? Nu, tokio tyrimo nebus.
Ir visą tai ir panaikins tą galimybę turėti pastovę kritiką valdančiai daugumai. Kuo užsiema doras žurnalistas, ieškodamas tiesos, ieškodamas, kur yra vagystė, melas, atskleisdamas ją. Tai yra, man atrodo, pats pavojingiausias dalykas ir dėl to sakymas, kad mes darome visą tai, ką darome tam, kad kanalas būtų skaidresnis, geriau valdomas. Tada čia pat pasakoma, kad čia apie direktorę, panaudojant aiškiai, nors mes lietuvių kalboje vyrišką giminę dažniausiai naudojam postui apibūdint, kai nekalbame apie konkretų žmogų, bet šiuo atveju aišku, kad kalbame apie konkretų žmogų ir būtent ji dabar yra pagrindinis trukdis. Tai yra lengviau komunikuoti, kai aišku priešą turi, ne instituciją, o vieną asmenį. Tai va, tai man atrodo, čia yra pagrindinis dalykas, kurį reikia suprasti, dėl ko yra šita intencija, šita skuba ir dėl ko tada opozicijai tenka užsiminėti tokiais dalykais kaip amerikietiškas filibusterinimas, ne? Taip, tas katinas nugalėjo viską, nurungė. Matot, net su katinu priemant. Taip, bet čia aš jau, kaip mes kalbėjom su Beata, norėjau užakcentuoti vieną dalyką, kad žiūrovai gerai suprastų, kad visos katino istorijos opozicijos yra specialiai sugalvotos, jie to neslepia ir nepasiduokit kitam melui, kad ne va čia kursto visuomenę ar ten dar kažką. Ne, tai yra specialus veiksmas tam, kad vilkinti procesą, tam, kad iki rudens sesijos pabaigos šitos įstatymo pataisos nebūtų priimtos ir viskas pereitų į pavasario sesiją ir vėl viskas užsikurtų ir galbūt... Taip, bet jie gali šaukti neeilinę sesiją, dabar, jeigu jie norės skubintis, jie gali. Yra priemonių tikrai. Gerai, truputį apie melus jau konkrečius. Žemaitaičio citata. Kaupinis Šimonytės politinis rūporas ir eilinis apmokamas kalturšikas. Ką man į tai pasakyti? Nežinau. Kas tau šaus į galvą? Nežinau, Žemaitaitis yra, nežinau, Putinas kalikas ir samdomas žudikas maniakas. Žmogus užsiemantis kanibalizmu. Galimai. Tegul ginasi. Reikia žodžio galimai. Galimai. Tegul ginasi. Tegul teisinas. Puikiai. Premjerės Ingos Ruginienės citata. Jeigu lauktume pavasario, žaizda kraujuotų dar labiau. Akivaizdu, kad žaizda gana smarkiai kraujuoja. Ar jinai gali dar labiau kraujuoti? Aišku, gali jinai dar labiau kraujuoti, bet jinai ir kraujuos. Lauks jie pavasario, ar nelauks pavasario. Kraujuoja jinai ne dėl to, kad jie skubinasi. Čia yra priežasties ir pasiekmės maišymas, man atrodo, ką jie nuo pat pradžių daro. Bet premjerės supratimas apie dalykus man iš vis kelia didelį įtarumą, todėl kad nuo pat pradžios, kai mes pirmą kartą su kultūros protestuojame susitikti su premjere, man atrodo, premjerė labai sunkiai gaudasi ką nors anapus materijos. Dėl to, kaip pirmas... Todėl, kad kai mes atėjom ir pasakėm, kad mūsų politinis reikalavimas yra ne Nemuno aušrai kultūros ministerija, jinai klausė, ar čia yra apie pinigus. Ar jūs norite daugiau pinigų? Mes sakome, ar jūs girdite, ką mes jums sakome? Mes kalbame apie politinę jėgą, kuri veikia nedemokratiškų būdų visur, kur jinai veikia, nuo rinkimų apylinkės vienmandatės iki Seimo. Ne? Tai jinai veikia tokiais metodais. Ir mes nenorime tokiais metodais veikiančios politinės jėgos, mes jos nenorime, parlamente. Nenorime kultūros ministerijoje. Ir tokiu būdu mes pamatom. Bet jinai taip, kaip suprantu, per aplinkui bandė pasiūlyti jums daugiau pinigų. Taip galima suprasti. Taip. Tikėjosi, kad jeigu pasiūlyta bus daugiau pinigų, taip, tada mes pasitenkinsime Nemuno aušra kultūros ministerijoje, jos paskirtų ministrų ir taip toliau. Mes nekartą pasakėm, kad ne, bet nei karto, kai mes apie tai kalbam, atrodo, kad yra sumirksima akimis ir vėl tada grįžtama prie tų pačių pinigų. Aš esu dar tokį čia net pastebėti nereikia, tai yra akivaizdu, bet kažkaip norisi visada pasakyti aiškiai ir konkrečiai. Dabar yra labai suaktyvėję trolių, botų fermos ir jos palaiko tą vieną pusę, kuri dabar sėdi mums už lango Seimo rūmose. Kaip čia sueina šitie galai? Ar mes čia dabar galim kurti sąmokslo teorijas, kad jie naudingi priešų ir taip toliau? Ar priešas tiesiog naudojasi situaciją?
Mes negalim niekaip nei patikrinti, nei įrodyti, kol aš neturiu, konkrečių dalykų ant stalo. Aš galiu pasakyti tai, ką mes su kultūros asamblėje pasidarėm vieną tyrimą, pasiėmė kelis analitikus ir tiesiog įsitrinėjom vieną, aš buvau apie tai publikavęs Facebook'e, įsitrinėjom vieną konkretų atvejį. Tai yra ten Raseinių, mažo miestelio, konkrečios paskyros vieną postą, kuriame yra paskelbiama žinia apie tai, kad LRT žurnalistai protestuos. Ir ta reiškia žinia, nepaisant to, kad kiti postai apie ten Raseinių vietoje, kurioje nors stovinčia policija arba dar kažką sulaukia 5-7 laikų, staiga tenai yra 1000 laikų ir 4, man atrodo, 1000 reakcijų ir 100 komentarų. Tada mūsų analitikai sėda, pasižiūri, iš kur tie komentarai ateina, supranta, kad ten absoliučiai didžioji jų dalis neateina nei iš Raseinių, nei iš kompiuterių apskritai registruotų Lietuvoje. Mato, kad yra tas, aš tų procedūrų angliškų terminų nemoku, bet tai yra, kur neigiamas komentaras parašytas tikro žmogaus iš karto susilaukia minios, ten 100 botų, kurie kelia tą komentarą į viršų, ten tada siekiama polarizacijos, tada kažkokie pozityvūs komentarai žmonių yra susilaukia didžiulės agresijos ir tada yra kelios paskyros, kurios taip tiesiog labai intensyviai kartoja kelis dalykus. LRT turi būti atimta, konservatoriai, kala į galvą. Tai yra viena Raseinių naujienų paskyra, vienas nedidelis Lietuvos miestelis, viena paskyra tame miestelėje. Tų miestelių mes turim 60 savivaldybių. Kiekvienos jų centras turi po kokią tokią 1, 2, 3 Facebook'o paskyras su 20-30 tūkstančių lankytojų. Anykščiai, Ukmergė, Širvintos ir taip toliau. Visur ten veikia analogiškai krūvos užsiundomų botų ties žiniomis, kurios yra reikalingos. Iš kur ir kas gali turėti tokius pinigus ir tokius resursus, kad šitai būtų veikiamas valstybės interneto laukas. Tai vat, aš tik turiu paralelę klausimą, bet aš neturiu dar kol kas jokio konkretaus atsakymo tam klausimui, kad aš galėčiau nuvesti kažkur, suvesti į konkrečius duomenis. Bet akivaizdu man, kad partija, ten, sakykime, kuri turi 2000 narių, kalbu apie Nemuno aušrą, natūralios paramos tokios, sakykime, yra kažkokie geranoriški jos rėmėjai, kurie nori jai padėti, metasi pinigus, samdo botų fermas ir veikia partijos labui prieš jos politinius klausimus blokuojančius oponentus. Iš kur ta partija gali turėti tokius pinigus? Jos vien laikraštukas eina 400 000 tiražų, ne? Kas tai per pinigai? Kiek kainuoja išleisti ir išplatinti laikraštį nemokamai 400 000 tiražų? Iš kur tie pinigai? Ta partija turi tokius pinigus, jinai surenka šitos pinigus, kas yra rėmėjai ir taip toliau. Tai va čia šitie klausimai, į kuriuos sakau. Aš tikiuosi, kad tyriamoji žurnalistika jais pasidomės labai rimtai. Grįžtant prie nūdienos, koks yra dabar LRT tarybos vaidmuo? Tai yra fasadiniai žmonės, kurie atlieka ką? Jie yra rankomis socialdemokratų, prezidentūros ir Remigijaus Žemaitaičio jungtinio bloko. Tai yra tarybos dauguma. Gerai, bet nedrąsi, todėl reikia slapto balsavimo. Aš matau, jie net kalba nedrąsiai. Tai va, yra keli drąsūs, kurie labai aiškiai pasako, ko jie nori, kurie po kelių žurnalistinių klausimų pripažįsta ir atvirai pasako, taip, mes norim atleisti direktorę, ne? Bet tokių drąsuolių yra nedaug, jų nepakanka ją atleisti. Taip pat yra nedaug ir drąsių oponuojančių. Didžioji dauguma, pusė tos tarybos svyruoja. Galbūt pasuks į kurią nors pusę, jeigu bus galima balsuoti slaptai, kad niekas nesužinotų, kaip tu balsavai. Iš principo tai labai atitinka Lietuvos visuomenė. Vienas iš LRT tarybos narių, LRT turinio komiteto pirmininkas yra toks turinio komitetas, pasirodo. Aš daug metų dirbu su LRT televizija, pirmą kartą išgirdau šitą savoką aplamai. Užmėtė klausimais administracija LRT dėl to, kokiu pagrindu buvo padaryti visi reklaminiai klipai šalin rankas, kodėl buvo nuspręsta juos rodyti ir taip toliau. Taip kaip Aš žinau, šitas žmogus buvo užmėtas klausimais ir kultūros asamblėje vos po jo užsikūrimo. Rimtai? Taip. Aha, nes aš šitą žmogų pakankamai gerai pažįstu ir mane tikrai nustebino. Žmogus mėtyti klausimus. Mėgsta. Čia toks jo įrankis. Toks būdas veikti.
Jis mėto klausimus. Kai jis gauna tos klausimus stiprią reakciją, jis tada traukiasi. Toks veikimo būdas. Užmėtyt klausimais. Aš čia ne prie ko, aš tik paklausiu. Ne? Gerai. Čia toks kaip... Paklausom, ką jisai sako. LRT taryba tai nėra generalinė prokuratūra, kur atiduos kažką tai teismui. Ta prasme, mes prižiūrim valdymo procesus. Ir natūralu, kad tai, kas atsiduria eteryje, tai kažkas turi turėti atsakomybę už tai, kas atsiduria eteryje. Nes priešingų atveju, jeigu tai yra visiškas chaosas ir neaišku, kas kur kaip, tai tada mes nežinom, ką kitą dieną iš viso, kas gali atsidurti eterį ir kaip tai atsiduria. Ta prasme, niekas nesiruošia kažko bausti, kas čia yra bandoma gazdinti dabar, aš kaip suprantu, iš jūsų šito paklausimo. Nes esmė yra suvokti, mes kaip priežiūros organas, mes atsakingi už organizacijos veiklą, už organizacijos resursų valdymą. Ir mes turim suprasti, ar čia kažkokie vyksta savavališki eterio užėmimai ir tada neaišku, kada kitą kartą kas vėl savavališkai užims eterį ir neaišku tada iš viso irgi ką rodys. Ar tai yra kažkokios buvo procedūros, kažkokios tvarkos, kažkas priėmė sprendimą ir taip toliau. Tai čia yra normalūs darbiniai klausimai. Čia ne generalinė prokuratūra. Va, Jonas Staselis baiminasi, kad LRT eteris nebūtų užgrobtas. Taip. Tai Jonas Staselis galėtų tada sakyti, gerbimi politikai, prašome palikti viską nuspręsti LRT tarybai, jinai yra kolegialus valdymo organas kartu su LRT direktorė pagal įstatymą. Leiskite mums dabar išsispręsti ir išsiaiškinti. Vakar vieno tarybos nario buvo siūlymas, susėskime, taryba, direktorė, žurnalistai, žurnalistų atstovai, išsispręskime, kokios dabar yra problemos, kur čia įsisibavo tas laivas ir susitvarkom ir važiuojam toliau. Staselis šito neinicijuoja, kiek girdėjau. Negirdėjau šio tokio pasiūlymo. Ne, jis tik klausimus jis užduoda klausimus. Taip, jis užduoda klausimus. Jam kyla daug klausimų. O paskui jis gali dar apkaltinti eterio terorizmu kokiu nors. Jam tiesiog, tai žmogus, kuriam kyla daug klausimų. Galbūt per daug klausimų, kaip LRT tarybos nariui, nes jis turėtų turėti ir kažkokių atsakymų į savo paties veiksmus. Bet šiaip iš kitos pusės yra labai geras faktas, kad visa Lietuvos visuomenė galų gale po 35 metų suprato, kas yra LRT taryba. Taip. Ir kaip jie atrodo. Ir ką jie skiria, net ir kultūros laukas dabar pradėjo žiūrėti, blablabla. Kas per žmogus yra Staselis? Kas per organizacija yra Lietuvos meno kūrėjų asociacija? Kas sudaro Lietuvos meno kūrėjų asociaciją? Ką jinai atstovauja? Kas per sąjungos? Aš nežinau. 12 sąjungų. Kas tose sąjungose darosi? O mes esam tų sąjungų nariai ir nesam. Tai gal reikia būti tų sąjungų nariais? Gal tai pasirodo, kad yra įsisteminti galios organai, kurie kažką daug sprendžia, turi patalpas, turi finansavimus, o mes menininkai ten nesame. Gal reikia eiti tenai, atstovauti, kad tegul jie mūsų atstovauja šitie organai. Ką jie atstovauja, jeigu ten yra nedaug narių, su kuriais mes nieko bendro neturim, bet sprendžia jie. Aš manau, kad tai labai geros pasiekmes. Gerai, noriu iš karto žygiuoti prie kito video, nes tema ta pati, nenoriu nušokti. LRT taryba ir tai, kas vyko pastarosiom dienom, vakar, kas vyko, buvo įteikti parašai, kad LRT taryba atsistatydintų. Tai pasižiūrim. Jūs netiesą sakote, jeigu jūs neturite, atsiprašau, dviejų dalykų vyriškų, tai jūs tada neikit iš visų tarybų. Jeigu jūs bijot atvirai balsuoti. Ką čia pridarysim? Mūsų vaikai turės tame gyventi. Sakartvele, Vengrijoje, Rumunijoje ir dar daugelį kitų šalių. Visą tai vyksta pagal tą patį scenarijų. Mes turime atsakomybę. Ir tai bus ant jūsų sąžinės. Čia viskas gerai. Mes turime tikrai atsakingą valdymą. Bet iki to, kas vyksta, matom, kad tikrai yra labai blogai. Kaip matome, susirinko čia tikrai daug LRT darbuotojų, reiškia nepasitikėjimą tarybą. Pradėti posėdį, ačiū visiems susirinkusiems ir visoms. Mes truputį labai trumpai sutrukdysim, pasitikom jūs tyla ir tai buvo simbolis to, ką jūs matėte. Mes nerimom šalin rankas nuo jo, jūsų tarybos posėdį kartu su administracija norėtumėm įteikti LRT darbuotojų raštą, kurį pasirašė
daugiau nei 400 darbuotojų, tai yra 2/3 čia dirbančių žmonių ir mes darbuotojai tikime, kad jūs norite kuo greičiau išeiti iš susidariusios krizinės situacijos. Vis dar tikime, kad jūs matote tai kaip krizinė situacija, tiek administracija, tiek LRT taryba, tiek LRT darbuotojai, nes mes tai matom kaip krizinė situacija. Ir mūsų manimų vienas iš tokių realiausių sprendinių arba kaip būtų galima įspręsti šią problemą, tai kaip numato LRT įstatymas, yra visos LRT tarybos atsistatydinimas in corpore. tą mes čia jūs ir kviečiame padaryti. Tokiu atveju atsistatydina LRT taryba ir LRT administracija. Tai labai kviečiame apsvarstyti šitą pasiūlymą ir prašom su juo susipažinti. Ačiū. Taip tariant, mes galim tikėtis, kad jūs šiandien svarstysit šitą klausimą. Kurį? Mūsų įteiktą raštą. Šito klausimų tarybos požiūrių darbotvarkėje nėra. Nepykite LRT žurnalistai. Teisinis beraštingumas pramušė jūsų absoliutų dugną. Gal galit man parodyti, kur LRT vadovo atleidimo procedūra yra susijęta su žodžio laisve? Tegu man tie LRT darbuotojai, va čia ateina šičia, ir tegu man sudeda argumentus, kur žodžio laisvė yra susijusi su LRT vadovo kadencijomis ir jos atleidimu. Tada aš sutiksiu. Neraštingumas žurnalistų yra akivaizdu šito istorijoje, kai renka parašus, kad pasitikėjimas LRT taryba. Nuo kada žurnalistas gali reikšti nepasitikėjimą LRT taryba? Jūs bent jau kas nors tenais tam žurnalistam paaiškina, kaip yra sudėliotas įstatymas. Ar čia mes šiaip su visi džiazuojam? Tai, gal reikėtų vieną kartą tiem žurnalistam pasikvieskit jūs mane, aš jiems tikrai paaiškinsiu, kaip sukonstruotas yra įstatymas. Tai dabar dėl žodžio laisvės. Tai koks yra santykis tarp direktorės ir žodžio laisvės? Tai taip aš suprantu, kad direktorė vykdo ten dedovšiną, direktorė nurodinėja, ką kaip turi rašyti, nes žurnalistas neturi kitaip pasirinkti, nes jie bijo, jeigu ateis kitas direktorius, tai jiems duos kitus nurodymus. Taip išeina. Aš norėčiau patikslinti dar, LRT televizijoje yra iš viso 672 darbuotojai, iš jų pasirašė 400 LRT darbuotojų. Pasirašė po, galima sakyti, peticiją, taip pavadinkim, raginančią atsistatydinti LRT tarybą. Šį iššūkį ant savo galvos priėmė ir LRT direktorė. Nes pagal įstatymą, jeigu atsistatydina LRT taryba, turi atsistatydinti ir vadovas. Čia yra, žiūrėkit, labai įdomus momentas. Visi sako, visi stoja, reiškia, Žemaitaitis ir panašus. Čia mūrų stojama už direktorių. Direktorė pasiūlo, aš atsistatydinsiu, bet jeigu atsistatydins LRT taryba, jeigu atsistatydina LRT taryba šiuo metu, tai reiškia, kad 4 visuomeninės organizacijos siūlo savo naujus narius. Ir tikėtina po šito Staselio daugelio klausimų gal kažkas pasiūlys tiesiog žmogų, kuriam mažiau klausimų kyla arba jie konkretesni tie klausimai, jie labiau logiški arba po tų klausimų žmogus į savo klausimus išsikėlęs kažkokius tada siūlo sprendimus tai savo tarybai. Tai čia 4 žmonės iš prezidentūros ir 4 žmonės iš Seimo pozicijos ir opozicijos. Sakykime, kad prezidentūra ir Seimo pozicija yra pasiryžus truks plyš vis tiek atleisti direktorę ir gali priimti, tarp kitko, LRT įstatymas 6 balsais gali priimti naują direktorę, ne? Atrodytų viskas turėtų sukristi puikiai. Taip, visiškai. Tai net jeigu 4 organizacijos paskirs tokius žmonės, kurie nepaklus socdemam ir prezidentūrai, jie turėtų 6 balsus. Kodėl jie nesutinka su šituo? Jie pasieks viską. Atsistatydins LRT direktorę. Pasitrauks taryba, bus suformuota nauja ir bus naujas konkursas. Tiesiog nespėja. Dar reikia sutvarkyti dalykus, reikia paruošti tą naują kandidatą. Suprantate, tai, ta prasme, visi šitie ėjimai rodo ir tas pats Žemaitaičio kalbėjimas apie tai, kad be jo niekas negali teisės turėti, pasakyti, kada taryba yra atsitraukę, kada taryba pasitraukė. Aišku, kad Žemaitaitis, kuris kadencijos pradžioje pasakė, kad aš išvalysiu, LRT bus šakės. O kaip jis tam pasakė? Garbačiauskaitė uždarysiu uždarys ten, kuris įskydinę žadėjo uždaryti. Tai štai tai yra tas politikas, kuris vykdo tai, ką jis pasakė, visi kiti vykdo jo valią. Socdemai dabar apsimeta, kad tai jų valia. Galbūt įtikėjo, kad čia ta pati valia, kad čia ta pati intencija. Gal jau yra vientisas blokas kartu su Žemaitaičiu.
Bet kokie sprendimai, kurie yra siūlomi neutralizuoti situaciją, ją nuraminti, sustabdyti, apsvarstyti demokratiniu būdu, ieškant visoms pusėms patenkinamo konsensuso, kažkodėl neina. Bet tai, kad pagrindinį vaidmenį visoje šitoje istorijoje lošia ne Nemuno aušra, o vis tik socdemai. Ar priimi tu tokią tikimybę, galimybę? Aš priimu, bet tuo pačiu aš matau forume, kurį mes organizavom gruodžio pradžioje, tokiam tarptautiniam forume, kur buvom susikvietę visus rytų europiečius, taip pat ir iš tų šalių, kuriuose jau yra prasukta šita mašina arba Vengrija, Sakartvelas ir kitos. Praviręs tas puodas, mes taip ir pavadinam, iššokti iš verdančio puodo, kai ta virimo temperatūra yra aukštesnė, tai aš papasakosiu už tai, sakykime, Slovakijos situacija, kaip tenai buvo perimamas nacionalinis transliuotojas, tarp kitko irgi Fico partija, tai yra socialdemokratų partija. Jų atveju viskas buvo padaryta paprasčiau, kadangi irgi reikėjo daug klampiai keisti tarybą ir taip toliau. Ten paprasčiausiai buvo pervadintas vieną dieną nacionalinis transliuotojas. Pavadinimas jo buvo pakeistas. Taip, iš Slovakijos radio ir televizijos padarai Slovakijos televiziją ir radiją, tai reiškia gauni absoliučiai naują instituciją, nors institucija ta pati. Niekas nesikeičia, pasikeičia pavadinimas, galima jam visai naujas taisyklės sugalvoti, jie tada susigalvoja taip, kaip jie nori, pagal esamą galios balansą susidaryti struktūras, kadangi jie valdė kultūros ministeriją, nusprendė, kad 4 ten vietas skirs kultūros ministrė tiksliau, ir dar 4, aš nežinau, nes per parlamento daugumą. Viskas buvo padaryta taip greitai, kad žurnalistai, kurie atsibudo kitą dieną naujame Slovakijos radio televizijoje, o ne Slovakijos televizijoje radijui, jie tiesiog darydami reportažus dengė mikrofonus rankomis pirmom dienom, nes niekas nespėjo dar pagaminti šitų naujų paraloninių dėklų. Ne? Tai aš nežinau, kodėl mūsų valdančioje dauguma, jeigu jau taip skuba. Gerai, bet dar truputį, jeigu gali pratęstum, kaip pasikeitė žurnalistų darbas tame naujo pavadinimo televizijos kanale? Visais tais būdais, apie kuriuos aš kalbėjau pradžioje mūsų interviu. Tai reiškia, tyriamųjų straipsnių ten nebėra, kritikos valdžiai ten nebėra, kritikos bet kam, kas yra susijęs su valdžia. Per kiek laiko tai įvyko? Tai įvyksta per mėnesį, tai įvyksta per 2 mėnesius, viskas įvyksta super greitai. Aišku, tai Slovakijoje tai lėmė, kad atsirado stiprus naujas komercinis kanalas, į kurį nudreifavo iš principo visi, norintys sąžiningais būti žurnalistai, atsirado ir verslų, kurie rėmė tą kanalą, kas sudaro biudžetą. Tai, ta žmogaus sąžiningo žurnalisto vieta vis tiek jinai tuščia nelieka, jie neišnyksta, kažkur jie persikelia, ne, į kažkokias interneto platformas ir taip toliau. Bet iš principo nacionalinis kanalas, taip kaip valdant PiSui Lenkijoje, taip kaip Sakartvele šiandien, jis tampa absoliučių propagandos rūpurų per gana greitą laiką. Bet dar vienas dalykas, ką svarbu žinoti, kas atsitinka su socialdemokratų partija, kuri pradeda flirtuoti su populistinė jėga. Tai įvyko su Čekijos socdemais, tarp kitko. Su socialdemokratų partija, kuri Čekijoje priešingai negu Lietuvoje nebuvo tiesioginė Čekijos komunistų partijos palikuonė. Ta prasme, tai buvo realiai sukurta po socializmo nauja socialdemokratų partija su tarpukarinėmis socialdemokratijos vertybėmis, ką deklaruoja ir mūsų socdemai, kad jie čia yra Stepo Kairio 19 amžiaus socialdemokratai. Jau visi tai pamiršo, tikrai. Jo, visi jau įsitikino, kad ne, bet tenai Čekijoje, kai atsirado stiprios populistinės jėgos ir socialdemokratai toj tokioj kairės dešinės skalėje, autoritarizmo, liberalizmo skalėje pradėjo dreifuoti link Nemuno aušros, siekdama, galvoja, žinot, čia dabar yra naujasis dalykas, mes irgi turim pasimti. Niekas nenori balsuoti už, aš pasakysiu dabar taip negražiai, neda Nemuno aušrą. Jeigu tu jau balsuoji už Nemuno aušrą, tu balsuoji už tikrąją tą Nemuno aušrą. Tu nebalsuosi už kažkokį darinį, kuris bando ją pakartoti, bet dar nedrąsiai. Taip, kaip pavyzdžiui, socdemų paskyra dieną bandė man implikuoti kažkokį bandymą susidoroti su oponentais ir kai aš sakau, staiga dingsta, staiga paskyra užblokuoja visus komentarus, tai jie tai daro tą patį, ką daro Žemaitaitis, tik be drąsos, ne? Tai šitokia socialdemokratų partija galų gale negauna šitų rinkėjų, kurie renkasi Nemuno aušrą, bet jinai praranda visus tuos, kurie dar buvo normalūs, kažko iš jo tikėjusi. Jinai galų gale nueina į absoliučią nebūtį. Ką
parodys ir artimiausios, man atrodo, apklausos, kur socdemų reitingas važiuos toliau žemyn, o Žemaitaitis perminės dalį šito reitingo. Tai net jeigu socialdemokratai turi kažkokius strategus, kurie galvoja apie partiją pirmiausia, ne apie valstybę, aš nesuprantu, ką daro šitie jų strategai. Bet aš apie tai norėjau pereiti irgi prie kažkokių tai bandymų atsakyti logiškai į tam tikrus veiksmus. Jeigu tu matai, kaip ir tu sakai, ne, jau kalbėkim tik tai apie partinius reikalus, pamirškim tą nuobodžią valstybę ir nuobodžią tą visuomenę. Ne? Vis tiek tikslas yra išsilaikyti on top. Kiekvieno politiko yra toks tikslas. Ir jie dabar mato visišką krachą. Nu, jau taip išsireiškime. Ne? Jie rytasi link dugno ir labai sparčiai, kaip vakar Birutė Davidonytė sakė, tokių staigių kritimų jinai nematė jau labai senai. Ką sėdi ir galvoja visi susamdyti agentūriniai žmonės, kurie tikrai sėdi ir galvoja, kaip išsisukti iš situacijos, nes į kažkokius rinkimus kažkaip reikės išeiti. Aš nesuprantu, žinok. Aš pats komunikacijai dirbu daug metų ir man labai yra sudėtinga. Aš manau, kad, žinai, kurį laiką jau vis tiek Lietuvos, ir čia yra blogoji dalis, kad politika partijų kovoje, tai yra pažiūras, be kovojančias pažiūras. Labai daugelį partijų, bent jau pastaruosius rinkimus, buvo pakeitę juodosios tokios technologijos, toks skaičiavimas, toksai... Čia su interneto gale turbūt. Taip, su interneto gale, kur tu tiesiog žiūri į visuomenę kaip į skaičius, galvoja, aha, tą pasakyti, kad tą atsiriekt, tą pasakyti, kad šitą atsiriekt. Ir galų gale didžioji tavo strategijos dalis yra skiriama ne konkrečiai programai ruošti, net tos programos principams įgyvendinti, galvoti, kaip tą darysi. Tas pasimatė iš kultūros ministerijos. Jie neturi kultūros ministrų. Jie neturi jokių žmonių, nei vieno žmogaus, socialdemokratai neturi, kurie turėtų kultūros politiką. 5 metam į priekį, 10 metų, 15 metų į priekį. Geriausia, ką jie gali pasiūlyti, tai Aleknavičienė apie Birutis, kurie yra absoliutus nuliai kultūros planavime. Jie nesupranta lauko, jie nesupranta, kaip jisai egzistuoja, nesupranta, kaip jisai finansuojamas, nesupranta absoliučiai nieko. Jie gali vadovauti Joniškio rajono kultūros skyriui. Viskas, maksimaliai tiek. Apie jokį nacionalinį lygmenį, apie tarptautinį lygmenį, ten Lietuvos kultūros santykis užsienio. Dabar kultūros ministrė sako, kad jinai bendrauja su žurnalistais. Tai štai jinai pradėjo bendrauti. Dabar, kai jinai jau eina pareigas. Bet jinai nesako, su kuo jinai bendrauja. Bet aš turiu omeny jo, kad labai svarbu, kad tenai nebeliko jokios strategijos. Ir gali būti tiesiog, tuo sunku patikėti, kad situacijoje, kurie jie atsiduria, nėra jokio planavimo, kurio tu tikėtumėsi iš tos partijos. Yra tik tai nesibaigiantis bandymas susitvarkyti su kojomis degančia žeme. Tai prasme, darom šiandien, kas vyksta šiandien. Šiandien reaguojam į tai, į situaciją, kuri mus ištiko. Šitą pasyvioji nuosaka tokia, ne, taip atsitiko, kurią jie dažnai naudoja, net ir, pavyzdžiui, kultūros asamblėje einant kalbėti, kai tu sakai, kodėl jūs atidavėt kultūros ministeriją, Nemuno aušrai, jeigu jūs buvot pažadėję ją pasimti į savo rankas, jeigu Blinkevičiūtė susirinko kultūros lauko žmonės prieš rinkimus ir pasakė, mes padarysim prioritetinį sritim. Kas atsitiko? Jie sako, taip atsitiko, taip nutiko. Tarsi ne jie veiktų šitame, bet kažkas, ponas Dievas būtų sąlyga šitaip sudėliojęs, ne? Tai va tokia ir situacija, reiškia, jokios strategijos nėra, o tada jau aišku, tu spaudžiamas į kampą, pradedi gintis ir sukiesi į tokią savidestrukcijos. Jo, ir tada prasideda tos nebūtos istorijos. Pavyzdžiui, vakar transliacijoje rodėm vieną video, kur Žemaitaitis Janutienės istorijų ir jau pinasi liežuvis, nes 4 valandą tiesioginėme eterį. Janutienės kanale pasakoja, kaip jis susitikinėja slapta su LRT darbuotojais, kurie nenori, aišku, paviešinti savo vardų ir pavardžių, nes bijo baisiosios direktorės. Tada lygiai tą patį, ką ir sakiau, kalba kultūros ministrė, kuri sako, kad susitikinėja su kažkokiais nebūtais žurnalistais, kurių jinai irgi neatskleis. Čia yra sena tos partijos, iš kurios kilo socialdemokratai logika. Prisiminkit sausio 13, kas bando perimti Lietuvoje valdžią, Nacionalinis gelbėjimo komitetas. Ir visą naktį
beklausint, kas sudaro nacionalinį gelbėjimo komitetą, niekas negali įvardinti nei vieno jo nario. Tai yra tas pats nuolatinis darbo kolektyvai skundžia, liaudis skundžia, įvardinkite, kas iš darbo kolektyvų, įvardinkite pavardėmis. Socialdemokratų paskyra rašo, kad Kaupinis paėmė ir skatina susidorojimą, įvardinkite, kas valdo socialdemokratų paskyrą. Tai niekada nėra žmogaus, tai yra tiesiog bendras bailumas, kaip bendrasis vardiklis partijos. O su kuo tu nori susidoroti? Aš ten buvo, kad aš noriu susidoroti su bet kuo, kas nepritarė žurnalistų protestų. Pagal socialdemokratų paskyrą. O kaip tu tą gali padaryti? Ten buvo klausimai iškelti. O kas galėtų paneigti, kad? Panašiai kaip juos formuluoja Staselis. Kad galimai Kaupinis ruošia susidorojimą. O kas bus padaryta su tais LRT darbuotojais, kurie nepritarė protestui? Kągi galėtų reikšti tos valstybės gynimo pratybos, kurias Kaupinis paminėjo? Tada aš sakau, prašau, skaitykit mano tekstą. Ir į tai stojo kapų tyla iš socialdemokratų paskyros, kuri paskui baigėsi užblokavimu visų komentarų. Čia dabar pastarųjų dienų yra mada. Taip. Iš jų pusės blokuoti visus, kas ką pasako neigiamai. Tai aš skatinu socialdemokratus bent jau turėti drąsos ginti savo sprendimus. Nėra drąsos. Bent jau turėti drąsos ateiti į laidas, kur reikia ginti tos sprendimus, o nesiųsti patį eiliniausią savo partijos narį. Tai yra, tikrai tokia bailaus karvedžio politika. Rusų kariuomenė dabar naudoja nemažai ją Ukrainoje, ne? Kai reikia mėsą pulti, kai tu tiesiog tą vienas ant vieno negali. Pačią savo silpniausią strategiją, nes kitos jokios negali sugalvoti, taktinę strategiją, grindi, eikite žmogelį, jūs mano sprendimą, aš žinau, kad tas sprendimas blogas, bet aš tada pats neįsiu rizikuoti iš savo kailių išsibandyti šito blogo sprendimo, ypač jeigu tai yra diskusija, disputas, bet aš pasiūsiu ką nors, kas dar abejoja. Čia irgi toks, aš jau apie tai rašiau, tai yra toks pažeminimo elementas. Truputį nušokant, bet atsiriamant visai į pastarąją parą, kas vyko už lango esantiems Seimo rūmose, kas vyko dar naktį prieš, irgi kultūros Seimo komitete. Dar prieš kurį laiką aš pats kėliau klausimą, ar opozicija daro pakankamai. Ar užtenka tik tai Facebook'e postų ir interviu naujienų tarnybam? Aišku, prasidėjo svarstymai, opozicija įjungė antrą pavarą, dabar atrodo viskas visai kitaip, bet tavo požiūriu, ar opozicija veikia pakankamai? Aš manau, kad kultūros protesto metu ir man yra šiek tiek tokia nuoskauda, kad tai biškiai įrodo, kad kultūros klausimas vis dar nebuvo matomas kaip valstybinės reikšmės klausimas. Čia menininkai jūs patys spręskit. Čia jūs ištiko tokia... Ta jautė ir iš opozicijos. Taip, jūs ištiko tokia problema ir aišku, viena vertus... Mums reikia, kad mūsų nesutapatintų nes pirminis įrodymas, ypač Žemaitaičiui, ir buvo, kad čia yra konservatorių kažkoks satelitas, dar kažkas, bet iš principo LRT klausimas yra šiek tiek visuotiniau, man atrodo, priimamas kaip valstybinės svarbos klausimus, negu kad buvo, pavyzdžiui, su kultūros ministerija. Tas man yra šiek tiek gaila, nes kultūros klausimas turėtų būti priimamas. Lygiai taip pat, kaip LRT klausimas, kaip mūsų visų interesas. Tai galbūt tą supratę, aš manau, kad vakarykštis tas filibusterinimas buvo tikrai labai gerai organizuotas, labai atkakliai daromas, gudriai, išnaudojant visas Seimo statuto procesus, jų nepažeidžiant. Tai yra puikiai tokia vieningo fronto opozicijos taktinė operacija, davė rezultatus, kokius davė, jie šiandien jį priema, bet vis dėlto tas jau rodo, kad kažkaip šitą klausimą, man atrodo, pradeda ta visuomenės dalis, kuri tam nepatenkinta, visi daro savo dalį, visi daro, ką jie gali padaryti. Žmonės ateis į protestą, opozicija padarys filibusterinimą ir šitaip besitelkdami, man atrodo, mes pasieksime tą kiekį žmonių, kurio neklausyti bus tiesiog neįmanoma. Tu manai, kad bus atkreiptas dėmesys, jeigu, pavyzdžiui, a priori,
Prie Seimo susirenka 60 000, 80 000. Tai pakeis jų poziciją? Yra tas skaičius žmonių, jis visą laiką yra proteste ir tai netgi socialiniai mokslininkai dažnai skaičiuoja, tie vadinami non-violent protest movements, jie visą laiką pasiekia 3-4% valstybės gyventojų kiekį, tai yra, sakykime, Lietuvos atveju tai būtų 150 000, kur tai jau yra tokia grupė žmonių, kuri nebeleidžia politikui galvoti, kad protestuoti susirinko tik tie, kurie ar taip už mane nebalsuoja. Dėl to man jų bijoti neverta. Arba protestuoti susirinko tik tai maža dalis aktyvių kvailelių, kurie, mum nuo to neskaudės. Ir iš principo šita konsolidacija, vienijimasis ir vis didesnis aritmetinė progresija augimas ir, man atrodo, bus pagrindinis kelias į buvimą būti išgirstiems. Dėl to labai svarbu, aš suprantu, kad dabar yra Kalėdų šventės, kad žmonės pavargo nuo viso šito, kad pasirinkime tarp važiavimo nupirkti dovanos ir ateimo prie Seimo daugelis šiandien, net ir pritarančių šitam, sako, bet visi. Tai galų gale reikia suprasti, kad to kiekvieno kūno atnešimas į aikštę yra žodis, yra konkretus veiksmas, kuris galų gale pasiekia tokį kiekį, į kurį tiesiog nebeįmanoma nekreipti dėmesio, nepaisyti. Tai labai svarbu. Puikų žodžiai ir netgi suformuluotas tikslas, kurio link mes turime eiti, tai 150 000 žmonių prie Seimo. Turbūt tai neįvyks šiandien, o ką gali žinoti, kaip ir 40 000 visus nustebino ir niekas to nesitikėjo, net ir patys organizatoriai. Tai 150 000, jeigu žiūrėti kaip į tikslą galutinį, kuris anot mokslininkų gali padaryti pokytį. Tai ačiū, Karoli, labai, ačiū, kad buvai.